Ketvirtas žingsnis – darbo paieška. Ketvirta ir paskutinė šios serijos dalis. Apie tai, kaip ieškoti ir rasti darbą, atsižvelgiant į tai, kad jau esi įgijęs reikalingą išsilavinimą ir esi tam pasiruošęs. Visų pirma, atsakyk savo, kam tau tas darbas? Jei pirmas atsakymas reikia pinigų, pagalvok dar šiek tiek. Darbas turi būti savęs realizavimas, dirbti turi norėti. Paprastai žmogus nelabai gali ilgai išsėdėti nieko neveikdamas, anksčiau ir vėliau jis imasi ieškoti veiklos. Darbas turi patikti, teikti džiaugsmą, turi suteikti galimybę tobulėti, augti ir be jokios abejonės apmokėti smagiai nemažą šildymo sąskaitą žiemą. Prieš ieškodamas darbo pagalvok, kokioj srity norėtum dirbti, kokioj srity galėtum dirbti. Kaip to darbo ieškoti? Deja, čia nieko naujo. Spauda, internetas, įdarbinimo agentūros, darbo birža, per pažįstamus. Arba tiesiog rašyk laiškus konkrečioms įmonėms ir klausk, ar jie šiuo metu neieško darbuotojų. Niekad negali žinoti. Reikalingi dokumentai. Ieškant darbo tau reikės parengti savo CV. Standartų tampa Europass CV. Pasidomėk, kaip jis atrodo, kokia informacija jame turi būti. Kartais gali prireikti motyvacinio laiško. Tai toks laiškas, kuriame bandai pamaloninti galbūt būsimą darbdavį sakydamas, kaip stipriai nori pasidirbti, kokia puikiai jo įmonė ir graži šukuosena. Tik turėk omeny, kad kai kurie darbdaviai mėgsta pataikavimą, o kai kurie negali pakęsti. Todėl jei nežinai tiksliai, išlik neutralus ir diplomatiškas. Į darbo pokalbę teik pasiruošęs, susirinkęs informaciją apie įmonę, apie žmogų, pas kurį eini, nusikarpyk nagus, tvarkingai apsirenk. Pirmas įspūdis visad būna svarbiausias. Jei pavėluosi ir ateisi su dėmėtais marškiniais ar svogūnų iš vakaro prisivalgys, gali būti, kad jokios kalbos tavęs jau nebeišgelbės. Svogūnų atveju netgi tavo šansų sumažins. Jei darbo iš pirmo karto neradai, nenusimink ir nenuleisk rankų. Darbo negauna tik tie, kurie nesistengia pakankamai stipriai. Nedaug kas apie tai galvoja, bet visat yra galimybė dirbti savo. Tai yra sukurti savo verslą ir galbūt vieną dieną pačiam tapti darbdaviu, kas tikrai yra smagiau nedirbti kažkam kitam. Kartais žmonės tą padaro tik baigę mokslus, kartais pradeda savo verslus dar nebaigę, kartais mokslus meta, o kartais turi pas kažką kelis metus padirbėti, kad išmoktų, kaip viskas veikia ir nekartotų svetimų klaidų. Pagalvok apie internetinio verslo galimybę. Dabar tai yra ateitis, kuri priklauso tokiems kaip tu. Radai darbą, kuris tau tinka ir patinka? Puiku, kitaip ir negalėjo būti, bet tai nereiškia, kad karjeros planavimas baigėsi. Būk nusiteikęs ir toliau mokytis ir tobulėti, kad šiame darbe būtum naudingas. O jei po kiek laiko suvoksi, kad darosi nebeįdomu, vėl paklaus savęs, kas esi, ko nori ir kaip tą galėtum pasiekti. Ieškok naujų iššūkių savo darbe ar tiesiog jį pakeis kitu. Niekad nebijok kažko savo gyvenime keisti, net ir profesijos. Jei toks noras atsiranda ir ilgai nepraeina, reiškia tą padaryti būtina. O jei primirši, kaip tai daroma, sugrįžk čia ir dar kartą peržiūrėk šios filmukus. Jie tau primins. Sėkmės!